Sveiki, brangieji, linkėjimai iš virtuvės. Klausimas, ką daryti, jeigu bananai pajodavę, ar juos išmesti, ar juos galima valgyti, ką veikti. Taigi atsakymas paprastas, juos reikia valgyti ir valgyti bananų duonos formą. Kas yra bananų duona? Tai yra labai paprastas skanus pyragas, kuris gaminamas pagrindas yra bananai, o taip pat mums reikės. Ogi mums reikės rudo cukraus, pakelis sviesto, miltų, maistinės sodos ir kiaušinių. Pradžiai užkuriam orkaitę, pastatom ant 180 laipsnių. Kadangi aš noriu, kad pyrago man užtektų ir rytui, tai aš naudosiu didelį lakonę. Ir tam naudosiu taip pat 6 bananus ir visą pakelį sviesto, kuris dabar, kaip matot, po truputį lydasi ant labai mažos temperatūros. Taip pat man reikės 1,5 puodelio cukraus ir man reikės 4 puodelių miltų ir 4 kiaušinių. Bananus aš paprastai sutrinu su šakute. Nieko nereikia, jokių kombainų, jokių blenderių, nieko. Geriausia yra tiesiog su šakute po truputį juos visus, ypatingai kad jie dabar yra minkšti, labai lengvai susitrina. Taigi bananus aš sumaišiau iki praktiškai vientisos masės, atidėsiu juos į šoną ir paimsiu kitą indą, į kurį įdėsiu miltus ir maišysiu toliau. Ir taip, turim miltus, turim bananus, turim ištirpdytą sviestą. Sviestą paimam ir įpilam į bananus. Ir visą tai išmaišom. Taip pat įdėsim kiaušinius. Taigi įdėjau 4 kiaušinius, kadangi aš turiu tik 2 rankos ir viena užimta su kamera, man galbūt yra nelabai patogu, bet po truputį visą masę šitą mes sumaišom. Mikserių jums net nereikia, aišku, jeigu norit, galit pasinaudoti. Bet tada reikėtų galbūt šiek tiek pakeisti tvarką. Aš siūlyčiau kiaušinius įplakti į sviestą ištirpdytą kartu su cukru. Ir visą tą masę sumaišyti ir tik po to įdėti į bananus. Iš principo, tas eiliškumas didelio skirtumo neturi, ar taip turėtų būti skanu ir sveika. Prie šito mišinio aš įdėjau 1,5 šaukšto arbatinio šaukšto maistinės sodas. Taip pat galima pridėti dar truputėlį vanilinio cukraus, jeigu jūs norit. Daug nereikia, gal trupučiuką. Tiesiog dėl kvapo. Galima įdėti cinamoną, jeigu yra noras. Bet šito turėtų pakakti. Dar įdėsiu žiupsnelį druskos. Ir visą šitą masę aš įpilsiu į didesnį dubenį su miltais, kuris stovi šalia ir manęs laukia. Taigi, kaip minėjau, aš į miltus įdėjau truputėlį cinamono, nes man patinka jo skonis. Ir į miltus aš tiesiog išpilu visą šitą masę.
Iš principo nėra skirtumo, kiek įdėsit cukraus. Jeigu įdėsit daug, tai tiesiog bus pyragas saldesnis. Aš nenoriu, kad jis būtų pernelik saldus, tai aš įdėjau šiek tiek galbūt mažiau. Dabar šitą masę reikia gerai išmaišyti. Taigi viską išmaišom iki vientisos masės. Jeigu yra noras, o pas mane toks noras visada yra, kad pyragas būtų dar skanesnis, dar sotesnis, aš specialiai iš anksto parašiau, išploviau gliaudytus graikinius riešutus ir razinas. Aš taip pat įdedu juos į pyragą, sumaišau ir jau manęs laukia paruošta forma. Galima tiesiog ją ištepti sviestu. Aš įdedu specialiai kepimo popierius, kad būtų lengviau išimti, bet kepimo popierių aš lygiai taip pat ištepiau sviestu. Tai kaip matote, ir riešutai, ir razinas jau pilnai paslėpti tešloje. Dabar tik lieka visą šitą masę išversti į lakonę. Kvapas toks, kad gaila, kad telefonas neperdoda, galima jau turbūt valgyti šią duoną ir nekepant, bet teks dar pakentėti valandėlę. Taigi sudedu viską į lakonę. Atsiprašau, turėsiu atsijungti, nes, kaip minėjau, rankos dvi, profesionalios įrangos kamerai aš neturiu, kad jinai stovėtų pati, kol aš čia maišau viską. O ir padėjėjai mano šiuo metu yra išvykę ir aš noriu jam padaryti staigmeną. Taigi pyragas visas lakonėje. Orkaitė yra jau paruošta ir laukia. Tai dabar tik atidarom, paimam ir pašaunam mūsų pyragėlį. Valandai laiko, po valandos grįšiu. Nu ką, praėjo valanda. Laikas ištraukti mūsų pyragą, kuris atrodo tiesiog puikiai. Įjungsim daugiau šviesos. Nu ką, skanaus.